vienu siekiu už mūsų tautos ir tėvynės laisvę. Nuo 91 metų sausio 8, kai Jedinstvo veržėsi į aukščiausiąją tarybą ir ką, atėjo tie, jau netėjo, gal mes, lietuvių nacionalistai, surėmėm pečius, susikibom už rankų ir išstūmėm juos iš kiemelio aukščiausiosios tarybos ir negalėjo jie po to nei viena kaimynė pasiskųsti. Po kovo 11 dienos, kai Norvegijos ambasadorius Lietuvoje suorganizavo šmeižto kampaniją prieš Lietuvą, pasirašė visos kitos ambasados, kad čia nacistai vaikšto. Aš kreipiausi į Užsienio reikalų ministeriją, paprašiau susitikimo su Norvegijos užsienio reikalų ministru. Mes buvom sutarę, bet deja įsiveržė ugnikalnis Islandijoje ir tas Norvegijos užsienio reikalų ministras neatskrido. Tada mes parašėm laišką, griežtą protestą Norvegijos karalystės vyriausybėje. Gavom protestą ir reikalavimą atsiprašyti ir atšaukti Norvegijos ambasadorių Lietuvoje. Jis yra atvykęs iš Maskvos į Lietuvą, prieš tai su Maskvoje dirbo, aišku, žmogus. Gavom atsakymą, kad klausimas Norvegijos karalystės apsvarstytas ir ambasadoris bus atšauktas. Ambasadorą atšaukė. Aš ėjau su jumis kartu kovo 11-ąją. Pusę prospekto, šalia Kazimiero uogos, šalia Seimo nario. Ir aš labai didžiuojausi tuo, tikrai galiu pasakyti. Nes aš pajutau tą dvasią, kurią mano kartos, kai aš buvau 2 metų ir mokiausi Vilniaus universitete, mes tą patį jautėme širdyje. Ir mes tada priešinomės anai santvarkai, taikiniai santvarkai, kai dabar reikia daryti grėsmėms europėjant, globalėjant, kosmopolitėjant, pan-europėjant, nežinau, kiek ten gali terminų priimti ir kiek grėsmių mums grėsia šiandien. Beveik tas pats. Tada mums neleido žygiuoti prospektų, vadino, taip pat tais pačiais žodžiais, kaip šiandien, vadina tuos, kurie taip pat kovoja. O iš tikrųjų, mes prieš nieką nekovojame. Mes kovojam už laisvę suverenišką Lietuvos valstybę, už valstybinę lietuvių kalbą, už savo papročius, už tradiciją, už tautos išlikimą, už savasties išsaugojimą, už tai, kas mums brangiausia, ką mums darė tėvai su pirmu žodžiu, su savo mamos pienu. Tai yra didžiausias turtas ir jeigu mes jį šiandien prarasime, tai nieko nebūsime verti. Mumis užspaudė iš rytų, iš vakarų ir likome maža salelė, maža tauta, kurią nori visiškai šiandien ištrinti ir sunaikinti. Tai mūsų tėvam ir senelė buvo paprasčiau kovoti ten su Pilsudskio, Želigovskio, tom daugiau Martinom Krajom, Martinai FKA, Rabučiai Kristianskį armiją šitą visą. Buvo gal paprasčiau kovoti, net kad dabar tenka yra įvykęs su milžiniškom informacijom. O kodėl dar ne? Ir atsilaikyti veiksmų labai yra, ko gero, didesnė jėga, negu kad situacija tokia, kad jūs tampat būtini ir be jūsų vargu ar galima matyti Lietuvos ateitį. Šiandien, kai iš Seimo tribūnos viena iš ministrių pareiškė, kad ji netiki valstybės institucijoms tą pačią valstybę, kai oficialiai propaguojama valstybė be žemės, piliečiai be valstybės, kai patriotizmas tampa smerkiamas įvairūs iškvėpimo aukštinami kaip darybės, jūsų veikla yra tiesiog fantastiška ir nuostabi ir tai, ką jūs darote, tęsdami baltų vienybės, propagavimą ir visus kitus dalykus. Tai yra
nuostabu ir sektina visam jaunimui. Įsijungęs į šią veiklą, veiktumėt taip, kaip mūsų protėviai. Prieš daugelį amžių mušdami priešus, jie suprato, kad tarp jų yra žuvusių mūsų tautos sūnų. Ir kiekvienas jūs veikite taip, tarytum atstovautumėte dešimtis mūsų bendraminčių, bendražygių. Čia yra iš vienos pusės ir žiniasklaidos papirktos arba dirbančios už svetimus pinigus veikla ir surandama iš penktosios kolonos žmonių, kurie tą viešai deklaruoja. Ir aš jums atnešiau draudžiamą knygą. Aš tada nešėjau studentai pelėse ir Vežius ir Vičiūnus kuprinėje draudžiamas knygas. Nu šiandien atnešim draudžiamą knygą, o jūs patys matot, Algimantą Liekį. Ir žinot, kokia tai knyga. Juodieji Lietuvos istorijos puslapį, Lenkų skriaudų, lietuviams istorija iki 39 metų. Dar ta knyga nebuvo pasirodžiusi, o jau ponas Imantas Nelenas, užimantis labai aukštas pareigas, ir istorikas Mumlauskas ir visi kiti Lietuvos mylėtojai paskelbė ją neskaitytiną. Ir labai gaila, kad į šitą neskaitytiną, kurie rekomenduoja, įsijungė labai aukšti Tėvynės sąjungos partijos vadovai. Tai tuo labiau jaunime skaitykite. Reiškia, tą knygą reikia skaityti. Aš jums ją tikrai įteikiu. Tačiau istorija rodo, objektyvi ta istorijos tiesa yra mūsų pusėje. Ir manykime, kad pavyks mums atsilaikyti. Ir prieš pačią šitą didžiausią veiką, kurį yra nesta prieš mus, visi tie tolerantai, visi iškrypėliai, kurie dabar gyvena moro. Vėl blogiečiai, nacionalistai puolami, vėl stengiamas įrodyti, kad štai mes tokie esam baisiai pavojingi, potencialūs smurtautojai ir jeigu jau mus už kažkur išleisite, tai jau mes būtinai kažką ir primušim. Šiemet didžiųjų netekčių metais Panevėžyje atšaukta generolo Plechavičiaus gatvės pavadinimas. Nieko negalėjom padaryti, kadangi mes tuo metu buvom opozicijai. Bet už tai pakabinam tokią garbingą lentą Lavrentijos Berijos antifašistinio komiteto nariai, rusų aktoriai, žydų tautybės Benjaminui Zuzkinui. Kiek aš protestavau, nepavyko nieko, bet buvau apkaltinęs terorizmu, dar negražiais žodžiais. Reiškia, man buvo parašyti ant manęs skundai premjerui, kultūros ministrui, Amerikos ambasadoriai, Izraelio ambasadoriai. Taip pat kaip didžiausias fašistas pasidariau. Bet viskas gerai, dirbam toliau. Nes jūs reikalingi, kaip yra pasakęs vienas signataras, naujų signatarų Lietuvai reikės, tai yra reikės nevažiuoti. Todėl jūs būtent jaunimo atėjo, tautinis jaunimas kaip tik turi tam ruoštis. O veikla turi būti ryžtinga, vieta ir turite plėstis, augti. Turėjote subendradarbiauti turbūt su Ukrainos, Baltarusijos ir visom kitom organizacijom, kas suteiktų solidumą, nes kitu atveju, aš suprantu, šitą mašiną valstybininkų ir visų kitų raudonųjų šito viso, kaip pasakyti, šitoj maro, valgys, suvalgys, marginalizuos iki visiško, sakykime, neveiksnumo tautoje. Sakykime, aišku, jūs jausitės, kad jūs veiksnus, bet viešoje erdvėje padaro savo tą juodąjį darbą. Dėl to aš manau, kad iš tikrųjų
tas būtent viešas bendradarbiavimas ir iš tikrųjų reiktų pagal galimybės pakankamai ir susireikšminti šitoje vietoje. Baigti šią savo šnektą norėčiau skautiškai. Tėvynės laisvės ir garbės sargyboje budėti.